Jau tradicija tampa įvertinti geriausius matematikos įvertinimus turinčius Kauno technologijos universiteto pirmakursius. Šiemet Druskininkų vandens parko pramogomis džiaugiasi informatikos ir mechanikos pirmakursiai. Renginys organizuojamas 4. kartą. Idėja kilo dėl to, kad matematika yra bendras dalykas daugumai pirmakursių. Kyla daug keblumų su matematika ir nusprendėm, kad reikia motyvacijos. Šiais metais Kauno technologijos universitetas vėl surengė pirmakursių matematikos konkursą. Jį laimėjo 2 grupės, kurios dabar turi galimybę pailsėti Druskininkų vandens parke. Nors matematikos modulis dažnai siejamas su neįveikiamais sunkumais, tačiau laimėję pirmakursiai tik įrodo, kad esant dideliam norui įmanoma viskas. Pasak studentų, pasiekti gerus matematikos egzaminų rezultatus jiems padėjo stiprios žinios bei komandinės grupės darbas. Kaip Jūs manote, kas lėmė Jūsų grupės pergalę? Protas, mokslai. Nežinau, man atrodo, visa grupė prisidėjo prie jos. Visi stengiasi, visi dalinosi viskuom, vieni kitiems padėjo ir taip gavosi. Mes vieni kitiems labai padedam. Jei kyla kokių klausimų, vieni kitiem pakonsultuojam ir taip gerai išsilaikom. Labai dalimės informaciją ir padedam vienas kitam. Tai, manau, ir užtikrina mūsų pergalę. Iš kur Jūs turite tokių gerų matematikos žinių? Ar atsinešėte iš mokyklos, ar įgijote universitete? Matyti, iš mokyklos atsinešėm visai neblogų, nes vis tiek vien universitete neišmoksi. Labiausiai prisidėjo stiprus mokyklos pasiruošimas, nes vis dėlto tie pagrindai yra visur tie patys ir mokykloje, jeigu gerai pasiruošęs studentas, tai automatiškai galės išmokti tą patį ir universitete. Aš tai šiaip iš tikrųjų ir mokykloje įgijau daug, nes buvo labai geras matematikos mokytojas. Dalis buvo įgauta be abejo iš mokyklos, o didžioji dalis turbūt, kad suteikė dėstytojai. Kaip šis konkursas paveikė Jūsų grupės bendravimą? Kadangi ir iki tol mėgdavom kur nors susibėgti visi draugiškai, tai tik dar labiau stiprina. Tikrai suartėjo visi. Nėra jokių pykčių ir visą kitą. Negaliu pasakyti, kad pasikeitė, nes jau geras bendravimas buvo ir prieš konkursą šitą. Dabar geriau susibendravom, iš tikrųjų artimesni. Kaip tu paskatintum kitų metų pirmakursius dalyvauti šiame ar panašiuose konkursuose? Be abejo, paskelbti reikia, kad yra prizas. Tai yra labai didelė paskata. O šiaip tai nežinau. Vis tiek turi patys suvokti, kad turi mokintis ir kitas neprivers. Manau, jeigu studentas įstojo į jam mėgstamą specialybę, tai jis ir taip jau yra noras mokytis. O tais bendraisiais dalykais, tai tokie konkursai, įvairūs papildomi prizai, seminarai, manau, padėtų. Man atrodo, kad vien šitie vaizdai gali paskatinti labai. Mokykitės matematiką, nes tai tikrai puikus prizas ir galima labai linksmai praleisti laiką. Aktyvūs studentai leidžia laisvalaikį linksmai. Nepraleisk ir tu savo progos.